kūną modernioje fizikoje papasakoti yra iššūkis kodėl. Dėl to, kad susidurėm su tam tikrų žodžių žaismų. Jeigu jūs įvesite į Google paiešką kūnas, kad ir visom kalbom, body, körper, tėlo, visur bus kaip taisyklė žmogaus kūnas. Net ir šito stovyklos pavadinime nėra jokios kliaustelių žmogaus kūnas, ne, tiesiog yra pagal nutylėjimą kūnas, tai žmogaus kūnas. Ir aišku, pagal tokį principą jaučiuosi truputėlį kaip žmogus atvykęs į superstygų fizikos konferenciją papasakoti apie gitarų derinimą. Vien dėl to, kad stygos, na, bet pabandom, kas iš to išeis. Aišku, bandau užsikabinti už 2 raktavimų kūnas ir modernioji fizika apie viską išėlės. Šiaip jau kūnas, jeigu nežiūrėti tai kaip į žmogaus kūną, yra labai plati sąvoka, siekianti mūsų iš senų laikų, ir iš tų pačių senų laikų, kas yra mūsų kalboje vartojama, pavyzdžiui, dangaus kūnai yra pasakymas iki šiol, apibūdinti astronominius objektus, planetas. Ir kūnas apskritai bendra prasme turbūt yra fizikos centrinis objektas, dažniau naudojami sinonimai įvairūs. Bet kūnas kaip fizinis daiktas, galime sakyti, yra fizikos objektas ir taip yra nuo iš esmės tų laikų, kurios galima laikyti mokslo apskritai ar fizikos filosofijos formavimuose epocha. Įdėjau kaip atstovą tų senų laikų, štai čia Talio, nežinau kiek tikrovišką portretą, jeigu esate truputėlį dominęsi filosofiją ar jos istoriją, gal esate girdėję tokius iki Sokratikus. Iš esmės yra, kaip pavadinimas sako, iki ko jie mąstė. Reiškia, filosofijai ir konkrečiai Talis apskritai vadinamas filosofijos tėvu, tam tikra prasme vakarų pasaulio. Tie filosofai, dar vadinami natūrų filosofais, buvo pirmieji žmonės, kurie, apie kurios pasiekė žinios, kurie norėjo suprasti, kaip veikia pasaulis, kaip veikia tie patys kūnai, kas tai yra tokio. Ne mitologiniu pagrindu, kas turbūt įprastas senovės Graikijoje, mes galime tą puikiai įsivaizduoti, o racionaliu aiškinimu ir bandymu užduoti klausimus. Jokinga tas yra, kad klausimai gali būti kai kurie net išlikę iki mūsų dienų. Tiesiog mes visiškai kitaip suprantam klausimus ir visiškai į juos atsakinėjom. Dabar, kad netaptų mano pranešimas fizikos istorijos paskaita, tai šokime 2000 metų į priekį iki Galilėjo Galilei, kodėl svarbi figūra yra mums. Todėl, kad jeigu iki Sokratikai suformulavo mokslo ir, galbūt sakyti, fizikos strategiją, tai yra suprasti gamtą, suprasti pasaulį nemitologinių pagrindų, o mokslinių užduodant klausimus. Tai Galilėjo Galilėjus tam tikrą prasme yra tas žmogus, kuris šitai strategijai parinko sėkmingą taktiką. Tai yra, kaip reikia užduoti klausimus. Jisai suformavo tai mokslinį metodą, mes sakome. Tai yra, kaip mes turime užduoti klausimus, kad atsakymai būtų vaisingi, prasmingi ir tam tikrą prasme galima laikyti Galilėjo Galilėjų net ir šiuolaikinės fizikos praktikos ir mokslo, kurį mes suprantame. Ir jau einant truputėlį apie ką mes galėtume šnekėti, Galilėjo Galilėjus gyveno tokioje epochoje, kai, sakykime, tos mechanikos tikrai buvo aktualus klausimas ir kad ir Europą viduramžiais pasiekė artilerija iš Kinijos per artimuosius rytus ir, sakykime, buvo jau balistikos mokslo gimimo metas, bet visas mokslas šitą prasme reikia suprasti, kad buvo empirinis. Tai yra, viskas buvo daroma bandymų ir klaidų, daugiausiai klaidų, kaip pasakytų, tai ir reiškia metodų. Reiškia, iššaunam, užregistruojam patranką, tokiu būdu sudarom kažkokias lenteles, grafikus, rekomendacija mokslas. Ir šita prasme buvo tikras žemės drebėjimas, tai pasirodymas Izaoko Newtono ir jo veikalą gamtos filosofijos matematikos pagrindai. Kertiniai momentai, kodėl buvo svarbus apskritai Newtono figūra mūsų istorijoje. Pirmas, jisai praktiškai nuo jo galim sakyti, kad buvo suvienytas požiūris į dangaus kūnus, kaip planetos, į jų judėjimą ir judėjimą ant žemės, kaip į iš esmės tą patį judėjimą. Dangaus kūnų judėjimas, kadangi jis yra labai tikslus, labai gražus, ten apskritimai, elipsės, sakykime, tokios, ten vis tiek taisyklingos figūros, buvo laikoma kažkoks dieviškas judėjimas ant žemės visai kitokio pagrindo. Katalikų bažnyčia irgi šitą vėlyvosios antikos požiūrį labai stropiai saugojo. Ir sakykime, kad kaip tik šito metu jau subyra. Kūnų judėjimas yra kaip danguje, taip ir ant žemės.
Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra nuo Niutono ateina matematika į fiziką. Ir, aišku, gal nuo Galilėjo labiau šitas pasakymas yra, kad kalba matematikos kalba. Tai iš tikrųjų jau tą matematikos kalbą pradėjo rašyti Niutonas ir nuo 1786 metų šitas reikalas pasirodo. Prasideda mechanikos aukso amžius. Tai yra viskas iki tiek paaiškinamas kūnų judėjimas, kad Pieras Simonas Laplazas, prancūzų fizikas ir matematikas ir filosofas, išdrįsta pareikšti, kad duokit man kiekvieno, reiškia, kūno koordinatę ir greitį, aš pasakysiu, kas buvo visatoje nuo pat pradžių ir kas bus iki pat galo toliau. Va. Dabar mūsų kalba truputėlį krypsta kitą linkmę, kad tvarkoja mechanika karaliavo, bet vis tiek buvo mažo supratimo apie medžiagą, iš ko sudarytą medžiagą. Ir čia buvo priskiriama, kad čia yra chemikų ar chemikų, sakykime, sritis. Ir štai 1800 apytikliai metais piešinukas senais kairėje iliustruoja Džono Daltono, anglų chemiko, bandymą atgaivinti vėlgi atrodytų senovinę Demokrito atomų teoriją, kuri aiškina, kad medžiagą, jeigu mes skaidom visas smulkesnės dalis, laužom, kiek įmanoma smulkinam, pati smulkiausia dalelė bus atomas, graikiškai atomos, ne dalomas, latiniškai būtų individuas, beje tas pats žodis. Ir šita teorija stebėtinai, dabar mums gal atrodo stebėtinai, jinai buvo labai skeptiškai priimta, faktiškai atmesta, o patvirtinta tik tais 20 amžiaus pradžioje, 1900 metai, tai jie prie to kaip iš anragus žymusis Einšteinas. Šito istorijoje mes su juo daug susidursim, nes manau, kad bus sunku surasti, kur 20 amžius neprikišo, o ne nagų, kad tas galėjo. Va, ir vis dėlto tas atomų pasaulėvaizdis įsitvirtino, reiškia, mes žengėme į kažkokią labai mažą sritį, labai mažų kažkokių kūnų, apie kurios buvo sunku šnekėti. Pamažu aiškėjo, lygtais, kad tie atomai vis dėlto nėra tokie jau atomos nedalomi, bet turi dar vidinę sandarą. Galbūt kažkas esat bent ar chemijos, ar fizikos, bent vieno ausim, vienoj pamokoj girdėję, kad dažnai atomas yra dalinamas į branduolį, kuris yra teigiamai įkrautas, elektronus, kurie yra neigiamai įkrautos dalelės, zvimbiančios aplink tą branduolį. Tai čia kaip tik pavaizduotų labai taip artistiškai, sakyčiau, branduolys, kurie yra protonai, neutronai. Aš dabar sąmoningai miniu tos pavadinimus, jūs nebūtina, bet yra aplinkui lekiantys elektronai. Vėl, kurį laiką atrodė, kad pasaulio sandara kaip ir, gerai, įlindom dar giliau, bet dabar jau viskas tvarkoja. Jau mes suprantam, žinom, yra tie ir tie. Ir paskui paaiškėjo, kad ir čia dar ne istorijos pabaiga. Čia mes, jeigu įsivaizduosim, kad yra tik top atomas. Viduryje branduolys, aplinkui elektronai. Aišku, aš neku nesąmonės čia, tai yra tik būrelis žmonių, kurių viduryje yra dramblio dydžio vaisius. Bet kas yra įdomu? Kurį laiką, jeigu pasaulėvaizdis toks tenkino, jo pakako, vėliau darant tyrimus, paaiškėjo, kad dalelių yra net tiek, kaip mes čia matom, o maždaug tiek, jeigu kas pažįstate, tai čia Jeronimo Božo paveikslas. Ir jisai čia dar toli gražu ne visas, čia beveik galima žiūrėti potekstę mano, kad aš pripažįstu, kad yra ribų kur plėstis. Ir iš tų trijų mano paminėtų dalelių sąrašas išsikūtė iki tokio. Čia vokiečių kalba, bet visiškai nebūtina, reiškia, sąmoningai neieškau kažko geresnio. Svarbu suprast mastelį ir skaičių ir beje, jeigu mūsų protonas yra čia, neutronas čia ir elektronas čia, tai įsivaizduokite, kiek visko yra toliau ir daug. Tai, bet aš į šitą pusę neįsiu, kadangi kiekviena iš šitų dalelių, reiškia, paklūsta visiškai kitokiems gamtos dėsniams, negu buvo įprasta mūsų tradiciniai įprastoje mechanikoje. Ir skirstimas, tai yra moderniosios fizikos gimimas, tai labai įdomus sutapimas, kad gan griežtai sutampa tarybos su 20 amžiaus pradžia. Taip švariai prasideda 20 amžius ir jeigu mes į visą iki laikysim moderniąją fiziką, tai bus tiesa. Ir kurioje vietoje prasideda modernumas ir paprastai kaip antitezė sakoma, kad yra klasikinė fizika ir modernioji fizika. Tai jeigu mes turime reikalą su objektais iš mūsų aplinkos, mums įprastiniais stalai kėdės, nežinau, kamaliai, tai mes sakome, kad tai yra klasikinė mechanika, dar viena sąlyga, jie juda mums protų suvokiamais greičiais.
Na, lėktuvo greitis atrodo labai gerai, bet tai yra vis tiek protų suvokiamas greitis. Dabar 20 amžius ką įneša naujovės? Pasirodo, jeigu tie kūnai mūsų įprastiniai judėtų labai dideliais greičiais, jų mechanika, tarpusavio veikimas būtų visiškai kitoks. Tai be abejo yra Alberto Einšteino relativistinė teorija, tai yra, kuomet turim reikalą su dideliais greičiais, palyginant su šviesos greičiu, kuris tai yra didžiausias visatoje įmanomas greitis, kam nors pasiekti iš taško A, tašką B. Tuomet mums reikalinga relativistinė vadinama mechanika. O jeigu mes mažinam objektus iki mano paminėto tomo, tada įžengėme į kitą karalystę. Kvantinė mechanika, apie kurią aš ir šiek tiek pakalbėsiu, kadangi čia ir prasideda įdomus, sakykime, ir labai neintuityvūs dalykai. Bet užbaigiant šitą schemą, tai jeigu mes turim reikalą su kažkuo labai mažu ir kažkuo labai greitu, tai yra, jeigu mes greitiname savo dalelės, kas yra daroma greitintuvuose, apie kuriuos jūs gal bent vieną vėlgi esate girdėję, mes turim reikalą su kvantinio lauko teorija. Tai iš esmės visas zoologijos sodas dalelių šitam dalgelėje gyvena. Tas pats Higgso bozonas, kurį turbūt gal teko vėlgi girdėti, kaip jau beveik į popkultūrą įeinantis žodis. Tai mes į šitą karalystę nežengsim, kadangi iš esmės kiekviena dalelė, ši istorija sudėtingėja, nes dar mes turime, kaip jau sakiau, relativistinę mechaniką, bet pakankamai keistas ir neįprastas yra kvantinis pasaulis, apie kurį aš truputėlį noriu detaliau pakalbėti. Iš esmės, kvantinės mechanikos gimimą labai gerai iliustruoja šitą nuotrauką. Joje galbūt atpažįstate vėlgi beveik pop ikoną Albertas Einšteinas. Ir šalia netokia žinoma figūra Nielsas Bohras. Įdomu, šitą nuotrauką štai kokį požiūrį. Apskritai Einšteinas laikomas reliatyvumo teorijos, kaip ir vienatinis tėvas, o Nielsas Bohras yra, galima jį būt laikyti faktiškai kvantinės mechanikos šiokiu tokiu tėvu. Tiesa, pats Einšteinas buvo prikišęs nagus pačioj pradžioj, bet vėliau labai atsiribojo nuo kvantinės teorijos, nes jį labai piktino ir paminėsiu tą momentą, kuris jį piktino labiausiai. Bet Nielsas Bohras vertas beveik atskiro pasakojimo vien dėl to, kad vėlgi, tai žmogus sugebėjęs ginčytis ir diskutuoti su Einšteinu. Wow. Netgi įtikinti, kai kuriais atvejais, ar bent jau prigesinti taip, kad jo kritika apskritai nenužudytų gimstančias teorijas. Ir jisai sugebėjo aplink save suformuluoti visą mokyklą ir pirmą kartą turbūt tokioj istorijoj fizikos teorija buvo sukurta ne vienas žmogus, kas buvo iki tol įprastas, bet tas žmogus ta teorija, tas žmogus ta teorija, o visa grupė Bohro mokinių daugiausiai. Tai dabar noriu truputėlį papasakoti apie bandymą, kuris iš esmės yra visa kvantinės mechanikos širdis. Turbūt neperlenkiant lazdos. Tai vadinamas dvigubo plyšio bandymas. Jisai paprastai pradedama kalba nuo to. Įsivaizduokite, kad mes turime nudažytus teniso kamuoliukus ir turim priešais save sieną, kurioje du plyšiai už jos ekraną. Mes aklai mėtom dažytus kamuoliukus, kas gali nutikti. Apart to, kad atšoks nuo sienos, jeigu nepataikysi į vieną plyšį. Jeigu jie pataikys į kažkurį plyšį, jie pralėks ir ant ekranų paliks dėmę. Jeigu mes pakankamai daug tų kamuoliukų mėtysim, tai matysim dėmę už vieno plyšio, dėmę už kito plyšio. Čia yra taip intuityvu, kad turbūt net klausimų mintyse, kodėl jis čia pasakoja. Tai puiku. Dabar įdomus momentas tas, kad su tokiais plyšiais dar 18 amžiuje buvo pabandyta į juos ne kamuoliukus mėtyti, o pašviesti. Tiesa, pašviesti reikia truputėlį ypatingom sąlygom, todėl iš pradžių būdavo daromas dar vienas plyšys priekyje iš visos šviesos, išskirti, taip vadinamą plokščią, arba beveik plokščią bangą, tai yra tas siauras tarpelis, mums virsta tam tikros bangos šaltiniu ir ta banga pasiekusi ekraną, vėl ties kiekvienu plyšiu tampa naujos bangos šaltiniu. Įsivaizduokit, susitinka dvi bangos. Jeigu jos susitinka ketera ir gūbrys, tai jos gali vieną kitą užgesinti. Jeigu susitinka ketera ir ketera, tai jos sustiprins vieną kitą. Ir tokiu būdu ant ekrano atsiranda miškas tamsių ir šviesių juostų. Šviesos ten, kur susitinka maksimumas, minimumas, kaip jau pavadinsit. Ir tamsios ten, kur jos vieną kitą užgesinti. Šitas reiškinys yra vadinamas interferencija. Ta net taip svarbu supras, bet skirtumas turbūt reiškės apčiuopiamas.
turime 2 dažuotas dėmes mėtom kamuoliukus ir turime mišką juostų šviesdami šviesą. Dabar šokas, visi atvykę 20 amžių. Paleidus elektronus per tos 2 plyšelius. Kas stebima ant ekrano? Žiūrėkime nuo viršaus į apačią. Kiekvienas taškiukas ant šito ekrano tai yra pėdsakas elektrono, įsivaizduokime atsimušusio į foto juostelę ir palieka tiesiog klecką. Išryškiname, matom tokį vaizdą, kaip paprastai sakome. Va. Tai kol mes leidžiame tos elektronus, pro plyšius atrodo vienas kitas, kažkas chaotiškai dėliojasi taškiukai. Iš pradžių jų vos keli, paskui daugėja, tais miškas, tas pats atsitiktų iš tikrųjų ir mėtant kamuolius, jeigu mes jos pakankamai daug mėtum, įvairiais kampais jie panastytų ir galų galiai, jeigu ten tie plyšiai netoli, nudažytų mums visą sieną. Bet pakankamai ilgai matuojant, tai yra jeigu praleidus pakankamai daug elektronų, išryškėja brūkšniai, linijos, tai yra tas pats interferencinis vaizdas, kuriuo mes tikėtumėmės atlikdami bandymus su šviesa. Kad paaiškintumėm, kas vyksta, buvo reikalinga išrasti kvantinę mechaniką. Buvo ir daugiau priežasčių, bet šitas turbūt yra toksai, kaip jau minėjau, savyje apjungiantis daugiausiai keistenybių. Ir tam mums reikalinga dar viena pavardė, vienas mano buvo minėto mokinys, Heisenbergas. Vėl nepasitikėkite Google vaizdų paiešką, dėl to, kad iš metų, reiškia, čia iš tikrųjų tai yra Walteris White'as, Briano Cranston personažas seriale Breaking Bad, kas nesijuokia, informuoju. Ir iš tikrųjų, jeigu patikrinsite, tai bus visas pirmas Google paieškos vaizdas, vien tik jo nuotraukos, o mums jau taip iš pagarbos istorijai reikalinga va šitokia nuotrauka. Werneris Heisenbergas. Ir su šita pavardė yra asocijuojama labai atsiprašau vieną formulę. Tikiuosi, aktyviai nežeidžia ir daugiau prisiekių nebus, bet žodžiais pakomentuoti, kas tai yra Heisenbergo neapibrėžtumo principas, kuris vėlgi yra savotiškai žymus, nes marškinėlių galima jį surasti taip pat kaip Einšteiną. Kokia yra idėja čia? Dabar, reiškia, ką reikia žinoti? Šitas trikampukas, tai yra nesvarbu mums ką reiškia. Šitas narys pasako, mes žinome, kur yra dalelė, šitas pasako, žinome, kur jinai juda. Va šitas daugiau lygų reiškia maždaug tokį posakį, kaip iš serijos, kam sekasi su kortom, tam nesiseka meilėje. Tai yra, reiškia, šita santuoka turi būti didesnė už vieną, reiškia, už dydį, tas perbrautas, reiškia, hieroglifas vadinama Planko konstanta, labai mažas dydis, dėl to, kaip tik šitie efektai reiškia tik mažose sistemose dalelėse. Bet, reiškia, kokią mes turime, reiškia, problemą. Apskritai, jeigu mes nustatinėjame dalelės greitį arba dalelės koordinatę, mes tą galime padaryti su tam tikrą pakladą, beje, tą pakladą tie trikampukai reiškia. Ir iš esmės, jeigu mes sumažiname vieną iki 0, mes tiksliai žinom, kur yra dalelė. Mes nežinom, kur jinai dings. Dabar, kaip nufilmuoti filmą su tokio dalelė? Tai pamėginsiu, reiškia, papasakoti. Ir problema yra štai. Jeigu jūs, kaip yra filmuojamas filmas, padarom nuotrauką, po kurio laiko darom antrą nuotrauką. Taip? Reiškia, beje, filmukai šitie kvantiniai yra padaromi, aš jų porą parodysiu, kad jau čia visai nenužudyti vien pasakojimu, bet jie bus tokie kreisi, kad bent jau noriu pasakyti, ką ten reiktų, ar galim pamatyti, kodėl jie tokie yra. Žodžiu, mes padarom nuotrauką, tai reiškia, kad mes užfiksavom savo kvantinį teniso kamuoliuką tam tikram taške. Bet jeigu mes užfiksavom į tam tikram taške, tai mes visiškai nežinome, kur jis judės. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu mes darysime po akimirksniu sekančią nuotrauką, jis bus bet kur. Įsivaizduokime, turime dėžėj kamuoliuką, jis bus bet kur toj dėžėj, nes jo greitis bus nežinomas. Mes jeigu pridarysim po to akimirksniu, padedam kamuoliuką lygiai ten pat ir vėl fotkime po kažkurio laiko ir darom daug tokių nuotraukų. Sudėjus visus ant vieno, mes gausime miglą per visą dėžę, nes kiekvienai nuotraukoje jis bus skirtingoje vietoje, mes nežinom, kur jis tai tiksliai yra. Taip veikia neapibrėžtumo principas. Jeigu mes paleisime klasikinį kamuoliuką, 6 metrus per sekundę greičiu judėti į kairę. Už sekundės padarius nuotraukoje, matytumėm tą patį kamuoliuką per metrą nutolusį, kur jis buvo. Vadinasi, čia yra esminis skirtumas. Mes negalime taip užregistruoti elektrono trajektorijos. Dabar, kaip jau sakiau, o kaip tada mums apriboti jo padėtį, kaip čia mes reikalauja, kad galėtumėm apriboti jo greitį.
Na tai įsivaizduokime, kad mes padedame elektroną ir uždengiam kibirų. Tai pagal logiką, tik ką man nusakyta, jisai atsidur gali bet kur po to kibirų. Tai yra jo koordinatė arba vieta. Iš pradžių mums yra nežinoma. Ir jeigu, reiškia, kaip tariant, jeigu mes nukeltumėm tą kibirą ir fotkintumėm kiekvieną laiko momentu, mes gautumėm tokį debesį, kuris telpa po kibirą. Kur debesis tankiausias, ten dažniausiai mes pataikom nufotografuot kamuoliuką. Reiškia, tokia idėja. Jeigu tas kamuoliukas juda tam tikrų greičių iš po to kibiro, mes po akimirkos darydami daug nuotraukų rastumėm tą patį debesį, tik tais pasislinkusį to pradiniu greičiu į kažkurią pusę. Ir jis būtų išsipūtęs, išsiplėtęs. Ką tai reiškia? Na tai reiškia, kad jisai juda ne tik metrą per sekundę greičiu, kokį mes uždavėme iš pradžių, bet egzistuoja va šitas narys, šitas trikampukas P, tai yra paklaida greičio. Reiškia, jis gali truputį greičiau, truputį lėčiau judėti ir gali atsidurti truputį kitoje vietoje, negu jis atsidurtų. Tai dabar, iš esmės, mes iš tokių debesėlių, mes juos vadiname tikimybių skirstiniais, arba tiesiog tikimybėmis rasti savo kvantinį teniso kamuoliuką kažkokioje erdvės dalyje. Kaip mes tą vaizduojame, kad galėtumėm susukti filmukus, na, mes vaizduojame štai tokio tipo kreivės. Reiškia, jeigu mes čia atidėsim koordinatą, kaip mažas labai baisus, bet mes sakome, kamuoliukas yra šitam taške. Jeigu mes tikrai žinom, kad jis yra šitam taške, tikimybė vienetas, jeigu jo čia tikrai nėra, tikimybė nulis. Kaip jau sakiau, jeigu mes tuoj pat užgožiame kažkokiu kibiru, po kurio jis gali atsirasti bet kur, tai yra kvantinė jo savybė, tai mes turime reikalą su tokiu pasiskirstimu, kad nėra tokios vietos, kur tiksliai būtų kamuoliukas mūsų pradinių laiko momentų. Dvimačiu atveju mes turime reikalą su štai tokiu varpu. Ir kaip jau sakiau, šitas iš viršaus žiūrint, tai būtų tiesiog toks debesėlis, tankiausias centre, retesnis iš kraštų. Ir kaip šitas debesėlis juda. Dėmesio, kvantinis filmukas. Čia mes turime va šitą varpą, kuris laikui bėgant, reiškia, mes jeigu padarome labai daug nuotraukų, kiekvienu laiko momentu padarom daug nuotraukų. Kiekvieną kartą gaunam tokį debesėlį, jis iš viršaus nufotografuotas yra viršutiniam kadre. Ir tai, kad jisai pučiasi, reiškia, kad iš esmės tai apibūdina greičio neapibrėžtumą. Neapibrėžtas jis yra ir koordinatė, tai yra jis gali būti bet kur tame apskritime, greičiausiai kažkur vidury, nes ten didžiausia tikimybė, bet kažkur gali būti viršūnė. Ir jisai pučiasi. Negana to, kuo siauresnis yra tasai pradinis pasiskirstimas, tuo greičiau jisai pučiasi. Kaip šitą suprasti? Kaip aš sakiau, jeigu mes iš pradžių padedame tiksliai į vieną tašką ir paskui darysime daug nuotraukų sekančių, mes gausime pilką masę, kuri reiškia, kad jisai išsipūtė staigiai šitas balionas. Tai yra tikimybė pasiskirstę rasti mūsų dalelę visur vienodai. Dabar, kai sakoma kartais yra, kad kvantinė fizika parodė, kad dalelės turi bangų savybių. Ne visai. Kvantinė fizika kalba, kad va šitas pasiskirstimas, būtent va šitas va debesėlis, arba va šitas varpas mano vaizduojamas, jisai turi banginių savybių. Ir jam galioja bangų dėsniai. Tai yra, pavyzdžiui, ta pati interferencija, kuri galioja šviesos bangoms. Tai dabar vienas labai stiprus filmukas, irgi iš tos pačios serijos. Reiškia, mes leiskime savo šitam elektronui daužytis į sienelės, ar kvantiniam kamuoliukui. Vėlgi turime tokį patį varpą, jis juda ir kas čia pradeda darytis. Prasideda bangavimai. Kas yra tie bangavimai? Tie bangavimai reiškia, kad atsimuša šitą tikimybę, praktiškai tas paketas mes atrisavome. Nuo sienos pasidaro daug naujų bangų, kurios susisumuodamos arba slopina arba stiprina vieną kitą. Dar vienas vaizdelis, į kurį reikia čia atkreipti dėmesį. Šitas mūsų daiktas išplinta praktiškai va čia jau po visą dėžę. Tai yra atspindi tą patį mano faktą sakytą, kad anksčiau ir vėliau, reiškia, jeigu mes užfiksuojame elektroną padėtį, kad ir kiek neapibrėžtas, jisai vėliau bus beveik su vienoda tikimybė, galima įrasti bet kur. Ir tas pats, reiškia, mūsų dviejų pablyšio eksperimentas, bent jau vizualiai labai gražus, čia daug gal nekomentuosiu. Matome, kažkas atsispindi nuo sienos ir grįžta, ir čia viskas labai gražiai banguoja. Vat, prieinam prie plyšio, dalis elektronų atsispindėtų mūsų nuotraukose permose, dalis praeistų, o va štai šitos bangos ant ekrano yra kaip tik tas vaizdas, kuris yra vadinamas interferenciniu, reiškia, vaizdu dalelėms,
ko šiaip jau atrodytų neturėtų būti. Ir dabar radau dar vieną labai super šaunų filmuką, kuris gal šiek tiek trumpiau parodys, apie ką aš šnekėjau, kad vaizdžiau bent jau parodys ir įneš vieną svarbų momentą. Reiškia, kai mes kalbėjome, kad elektronai paleidžiami į sieną, reiškia, ir suformuoja štai tokį vaizdą, tarsi, vėl sakome, elektronas yra dalelė. Iš tikrųjų, tai tas pasiskirstimas, pasiskirstimas turi bangos eigas, o kiekvienas individualus elektronas jis palieka tašką ant sienelės. Mes tiksliai žinom, kad jis ten atėkė, bet mes nežinom, pro kurį plyšį jisai ėjo. Pasirodo, jeigu mes pradėsim kontroliuoti, pro kurį plyšį jisai, pavyzdžiui, uždengėme vieną, arba prieš pat pralekiant kažkokiu kitų būdų patikrinam tą, šitos savybės dingsta. Tai yra, elektronas vėl pradeda elgtis kaip, reiškia, klasikinė mums įprasta dalelė. Ir tas kartais dar vadinama stebėtojo paradoksu, Einšteinui labai nepatiko, nes jisai sakė, aš taip, pavyzdžiui, noriu tikėti, kad mėnulis yra ten, kur jis yra, net kai aš jį nežiūriu. Reiškia, ir pačioje pabaigoje gal dar žodį tarsiu, kodėl šiais laikais, bet jau po Einšteino mirties mes galėtumėm jam atsakyti šitą klausimą, kaip dabar atfilmuką reikia gudriai paleisti. Gerai. Čia mes pavaizduoti, kaip tai bus keli atvejai. Iš pradžių įsivaizduokim, kad mes leidžiame teniso kamuoliukus. Nu, čia jų labai daug, iš karto greitai pilasi ir formuojasi mano minėtos didėmės, arba tiesiog nusidažo visą sieną. Laikui bėgant. Nieko nuostabaus. Dabar mano kalbėtas, reiškia, buvo bangų eksperimentas. Bangos pasiekia plyšius ir nuo šito kiekvieno plyšio, galima sakyti, nauja banga pradeda sklisti. Ir jos susidedinėja, todėl susiformuoja minimumai ir maksimumai, o ant ekrano mes matome vadinamą interferencinį vaizdą. Ir dabar įdomiausia dalis – kvantinė teorija. Dabar ką reiškia šitas atsklindantis daiktas? Jis reiškia, kad mes iššovėme elektroną, bet mes nežinome, kaip tiksliai jis eina, reiškia, pro kurį plyšį jisai keliaus toliau. Ir leiskim tada jam praeiti pro plyšį. Ir jisai, kai pasiekia sieną, mes gaunam vienu tašką, kitaip tariant, kaip aš ir sakiau. Bet kada nufotografavę elektroną mes tiksliai matysim, kur jis yra. Tai yra, mes tikrai matom šitos taškiukus. Elektronas atsidūrė ten ir tuo metu. Mes nežinom, kaip jis keliavo kita vertus. Ir dabar, jeigu mes su elektronais vartojam šitą vadinimą, jie kažkodėl gulasi tai, tarsi būtų keliavę kaip banga. Dabar atvedam stebėtoją. Stebėtojas pamato, kad elektronas pro kairį plyšį praėjo. Arba vėl pro kairį, arba pro dešinį. Taip. Ir šitas vaizdelis, dabar jeigu kartosis taip greitai, iš esmės skiriasi kuo, dabar nebelieka, reiškia, tų dviejų plyšių efekto, nes mes galim sakyti, kad mes leidžiame du atskirus elektronus iš kiekvieno plyšio atskirai. Ir dabar, tada, jo, čia autorystė, labai svarbu, nes filmukas tikrai nuoširdžiai padarytas ir gana įspūdingas, yra štai tokia. Mes kalbame, kad kaip banga elgiasi ne pats elektronas, bet tikimybė, reiškia, tą elektroną surasti vienoje kitoje vietoje. Tai dabar įsivaizduokim, sakome, ateina tokia tikimybės banga. Nu gerai, yra vienoda tikimybė pasiekti elektroną, tai elektronui kažkur atsitrenkti ekraną, labai apibrėžta aiškioje vietoje. Mes tą registruojame. Kas lemia šitą tikimybę? Ir šitoje vietoje yra dar nemalonesnis buvo Einšteinui reiškias paradoksas ir tai, kur jo žymusis pareiškimas, kad Dievas nežaidžia kuoliukais. Tai yra faktas, kad kvantinė tikimybė skiriasi labai nuo tikimybės vadinamos klasikinės iki tol suprastos. Ir dabar aš noriu dar šitą vietą šiek tiek pailiustruoti, kadangi tai tokia posvarbė vieta. Laiptai. Ką mes čia matome? Mes matome, ir drąsiai galim sakyti, kad daugiausia žmonių lipa laiptų viduriu. Akivaizdu. Mes galbūt nematom jų individualios trajektorijos, bet mes matom tikimybinį vaizdą, kad apskritai tai, reiškia, yra lipama viduriu, nors mes galėtume laisvai sekti kiekvieną lipantį. Tai yra, taip veikia statistika. Dabar, iš tikrųjų, kitas pavyzdys, reiškia, kur čia yra tikimybė. Tikimybė žaidžiant biliardą yra arba pataikyti kišenę, arba nepataikyti kišenę, ar ne? Dabar, kodėl mes kalbam apie tikimybę pataikyti ar nepataikyti? Nes mes ne visiškai kontroliuojame lazdos kampą, jėgos stiprumą. Kuo geresnis žaidėjas, tuo jis geriau
tą daro ir tuo labiau tikimybė pataikyti kišenę artėja viename. Bet apskritai tikimybė, kaip žodis atsiranda čia tik dėl to, kad mes nesuvaldom iki galo tų parametrų. Mes nežinom tiksliai, kokiu kampu, kokiu greičiu. Jeigu mes tą galėtume padaryti, visada būtų 100% tikimybė. Tai yra, klasikinė tikimybė apibūdina mūsų negebėjimą įvertinti visų kintamųjų. Ir mes tiesiog suvidurkiname. Kažkoks, reiškia, šitoj vietoje, reiškia, daug kartų mušame, tiek kartų pataikam, sakoma, tokia tikimybė. Tai čia yra labai svarbu. Nes kvantiniai mechanikoje ta tikimybė atsiranda ne iš mūsų nežinojimo. Tai yra, mes apie sistemą galim pasakyti viską, maksimaliai kiek tik įmanoma, bet tikimybė, reiškia, pasakyti, kurioje vietoje tiksliai elektronas pataikys į ekraną, mes negalim. Mes matėm tas kreivas, reiškia, kurios turi maksimum. Reiškia, tai didžiausia tikimybė, bet jinai niekada nebus lygiai vienodai. Ir atsakymo, kodėl, reiškia, kas lemia va šitą tikimybę, mes kaip ir neturime. Ir šitas labai nepatiko aiškinti. Štai dėl ko sako, Dievas nežaidžia gaulių. Bet buvo alternatyvi hipotezė ką sakyti. Na tai gal kaip klasikiniai tikimybė, jeigu mes kažko nežinom ir iš to atsiranda tikimybės, o ne 100% žinomas, gal ir čia mes kažko nežinome. Ir buvo suformuotos, ar bent jau teigiama, vadinamos paslėptų kintamųjų, angliškai hidden variables teorijos. Na ir juokas, bet tos teorijos dabar praktiškai yra visos, bent jau įvairiomis netgi teoremomis ir eksperimentais įrodytos kaip negaliojančios su mažutėmis landomis, kur dar galima būti išlys. Ir jos yra šiuo metu uždarinėjamos tam, kad veiktų tokie mažuli daiktai kaip kvantinė kriptografija ir panašiai, kurios galbūt galėjo girdėti. Bet esmė nėra tokia. Ko gero, tai yra tiesiog gamtos savybė priešingai negu klasikinė tikimybė, kuri yra mūsų nežinoma savybė. Tai dabar belieka paklausti tokiomis aplinkybėmis, tai kas yra tas kūnas fizikoje? Banga, ar dalelė, ar kažkas, kas yra tokio. Negana to, be mūsų įvairių, šito mano pasvarstymo, reiškia, su įvairiomis tomis keistomis banginėmis savybėmis, šiaip jau dalelės, kiek mes jas galim skaidyti dar toliau. Mes šiuo metu nežinome, kokie yra jų matmenys. Mes labai norim fizikoje tikėti, kad tai yra baigtiniai matmenys, nes būtų per didelį jau matematinę abstrakciją turėti tašką. Bet elementarių dalelių, man aš vardinu, tiesiog fiziniai matmenys yra nežinomi ir net neaišku, net ne dėl Heisenbergo neapibrėžtumo, bet apskritai mes net negalime kažko pasakyti, kuria kryptimi eiti, kad mes galėtume apibrėžti, kad tai yra mažiausias dydis, reiškia, mūsų realybėje. To mes pasakyti negalime. Na ir kūno, aišku, savoka mikroskopiniam pasaulyje truputėlį yra kitokia negu mūsų. Iš to kilo labai daug paradoksų ir labai daug kartais nesusišnekėjimo. Tai jeigu kilo kažkokių klausimų, arba jeigu dar kažką esate girdėję, norėt paklausti, bet niekada nedrįso, bet dabar yra proga, nes aš noriu jums padėkoti už kantrybę ir už tokį ekskursą į visišką nuošalę. Ačiū. Labai geri buvo trumpo metro filmai. Taip. Labai įspūdingai trumpo metro filmai. Na, tai tikiuosi, kad tai bent jau pasitarnaus kaip įkvėpimo šaltinis. Tai tiek. Galima klausti. Be abejo. Kokioje fizikoje ir ar fizikoje tai yra svarbu sieti kūną su paviršiumi? Kūną, pavyzdžiui, kūnas ar svarbu sieti su mase, ar su tuo, kas atskiria kūną nuo kitų kūnų arba nuo nekūnų. Tai yra, ar svarbus paviršius, tai vienas klausimas būtų. Ir kitas klausimas, ar fizikoje ir irgi kažkokioje fizikoje turi reikšmės idėja baigtinio kūno arba kūno baigtinumo. Kūnas buvo ir kūno nebėra. Jis dinamika kažkaip kinta, kažkokie procesai vyksta, ar fizikoje kūnas gali pasibaigti? Taip, tai apie kiekvieną kitą klausimą atskirai, nes vėl, čia, ko gero, pavyzdžiui, pirmąjį dėl ribos galima labai įvairiai, reiškia, pasukti įvairių kampų. Tai fizikoje šiaip jau ribos, kūnų ribos yra labai svarbus dalykas ir svarbus dar iš dalies dėl to, kad tokius uždavinius yra labai sunku spręsti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes turime kristalus, kurie yra labai svarbus, nes kompiuteris turbūt naudoja kiekvienas. Tai kristalus yra labai lengva aiškinti, jeigu mes įsivaizduojame, kad yra begalinė periodinė struktūra. Kur tu be pavarysi,
stumaiesi, be pastumsi, jinai išlieka tokia pati. Praktiškai tai dar vienas dalykas, kuris įgalino kvantinės mechanikos uždavinius spręsti realius ir 50 metai, tai yra iš esmės bumas, kada išsprendžiami kvantiniai uždaviniai, tokie, reiškia, realiams sistemoms kristalams, bet tik todėl, kad mums labai yra gamta pasiūlė pasinaudoti labai gražią savime simetriją, poslinkio, kiek mes galim skirti, kur norim. O kraštas yra šakės. Tai yra viskas, sugriūna simetrija ir uždaviniai pasidaro beveik nebesprendžiami arba labai sudėtingai sprendžiami. Ir kaip taisyklė kraštuose yra patys įdomiausi efektai. Nanotechnologijos dažniausiai kaip tik remiasi va to baigtinumu, kad kai prasideda baigtiniai kažkokie dalykai, medžiagos pakeičia savo savybės iš principo. Pasidaro permatomas, skaidrios, pradeda leisti elektros srovę ir panašiai. Žodžiu, riba fizikoje yra labai fundamentalus dydis ir patys įdomiausi uždaviniai iš to. Jeigu čia tokį kalbą. Bet gal kitais kampais tada o nes antras irgi klausimas labai geras dėl laiko ir vėlgi laikas fizikoje tai turbūt yra tema 500 pranešimams, 500 pranešimų labai didelis ir atviras klausimas. Žodžiu, baigtinumas yra svarbu fizikoje, bet šiuo metu fizikoje yra dar svarbiau atsiradimas naujo. Kaip atsiranda naujas? Nes galbūt esat girdėję tokį žodį keiksmažodį entropija, kuris lyg tai sako, kad viskas, kuris beje tarsi apibrėžia laiką, bet čia yra labai pavojinga, nes gali būti ciklinis argumentas. Reiškia, laikas yra, nes didėja entropija, bet entropija didėja dėl to, kad laikas yra ir panašiai. Tai į šitą žaidimą nesidedant. Apskritai, tai jeigu jau didėja entropija, iš kur atsiranda sudėtingi tokie dalykai, kaip mes, kaip apskritai tvarka netvarkoj. Ir šitie klausimai yra nagrinėjami ir pasirodo, kad dabar ir apskritai, tai yra, galima sakyti, gal net postmoderniosios fizikos vienas iš krypčių iššūkių, ne tų, kur dirba su zoologijos sodų dalelių, o kur dirba, reiškia, šitom temom, kaip tik tas yra naujas atsiradimas, naujos kokybės atsiradimas. Ir pagrindinė idėja viso to mokslo yra, kad, reiškia, mes egzistuojame tik labai didelės nepusiausvyros sąlygomis. Tai yra, Saulė yra tas šaltinis, kaip jau, tarkim, čia žiūriu, kuri sugriauna pusiausvyrą mūsų aplinkoje, tai yra energija sklinda iš jos visur į aplinką ir kaip ir teka upė. Atrodo, visą laiką vaizdas panašus, bet ten yra dinaminė pusiausvyra, reiškia, egzistuoja kryptis, kuri yra pastovi. Taip ir mes, reiškia, išlošėme tik iš to, mes sugebam pasipriešinti entropijos augimui tik dėl to, kad yra didelės nepusiausvyros sąlygos dėl mūsų motinos Saulės. O taip trumpai ir paprastai, kas yra stygų teorija? Stygų teorija yra toks marazmas, kuris gerai dabar man užbėti pakelimis. Ne, iš tikrųjų, čia labai rimtas klausimas, kodėl. Nes stygų teorija yra mano nepavaizduotam paveikslėlyje, kodėl apskritai jos reikia. Nes šiaip tai reikalingas dalykas, nors reikia ją labai atsargiai priimti. Šitas piešinukas taip pat vėl nesivėliam. Reiškia, kas čia yra pavaizduota? Visam šitam paveikslėlyje nėra to, kas mums yra turbūt labiausiai įprasta. Trauka. Gravitacinė Žemės trauka. Jeigu mes įneštumėm trauką į šitą daiktą, čia turėtumėm ašį paleisti iš ekrano ir jeigu relativistinė mechanika su kvantinė mechanika tobulai suderino, reiškia, kaip teorija ir sukūrė kvantinio lauko teoriją, kuri iš esmės visą tą zoologijos sodą pajėgi yra aprašyti. Tai norint kvantinę mechaniką, atsiprašau iš išsireiškimą, sukergti su gravitacijos teorija, kuri yra bendroji vadinama reliatyvumo teorija nuo paties Einšteino, vėliau iš vis šiek yra dvi ir antroji yra gravitacijos teorija. Va šitoje vietoje prasideda problemos, nes taip kaip susiliejo ir labai sėkmingai, super sėkmingai susiliejo, reiškia, specialioji reliatyvumo teorija ir kvantinė, to padaryti neišeina. Ir stygų teorija yra iš esmės vienas iš tų bandymų, reiškia, sujungti ir galbūt, kaip ateityje, reiškia, būdavo šneka, sukurti vieningą teoriją, kurie apimtų visus aspektus. Ir kvantinius, ir specialaus reliatyvumo, bet kuria būtų gravitacija. Viskas, ką aš čia rodžiau, čia niekur neegzistavo gravitacija. Toks atrodo svarbus ir netrivialus reikalas. Ir apskritai, jeigu mes paimame pačius didžiausius mastus, jeigu mes norime kažkokią kosmologiją daryti, tai kaip be gravitacijos.
Tai yra būtent. Tai va, tai jeigu labai trumpai, tai stygų teorija atsirado išbandymo dar prijungti prie šito mokslo, prie kvantinės fizikos, prie kvantinio lauko teorijos gravitaciją. Na ir tada... Tai kodėl tokia reakcija buvo iš karto marazmas? Gerai, reakcija iš karto tokia. Nes dabar stygų teorija yra šiek tiek monopolizavusi bandymus sujungti būtent gravitacijos teoriją su kvantinio lauko teorija. Ir jos laimėjimai, kaip susakyti, švelniai tariant, yra vis retesni, o dar, kviečiau sakant, jinai niekada to tikslo nepasiekė. Iš esmės, stygų teorija išsprendė tik tais kelis labai konkrečius uždavinius su jau žinomais atsakymais. Tai yra, tarsi pirmas teorijai kriterijus, bent jau pakartok, ką kiti padarė, ar ne? O teorijai fizikiniai koks yra pagrindinis kriterijus? Prognozuok, ką nors pamatuojama ir tada tau bus gėlės ir šlovė neblėsta. Va. Tai iš esmės, stygų teorija kol kas kaip ir nepasiūlė to daiktą. Ir kitas dalykas, tarpus ir pati savyje į tokią kėdelę neįsivėlė. Čia galima vėl sakyti, ne, tai žmogau, tai čia labai sudėtinga, tu neatsisiesi su tušinuku, čia man neparašys. Taip, aš sutinku, tai yra sudėtinga. Bet iš esmės, kažkiek tai yra galbūt situacija negera, kad yra labai monopolizavusi tos bandymus ir vis dar neturi rezultatų. Ir kas man asmeniškai yra truputėlį pikta. Tai yra mokslo populiarinimo filmukai, kurie yra, nežinau, rodo, kaip tik apie tą stygų teoriją visą kitą. Jie yra švelniai tariant su tokiu dideliu avansu. Jie pristatinėja viską kaip jau faktą, nors realiai taip nėra.